Sveiki, su jumis Indrė ir šiandien šiek tiek apie dvynių etapus. Tik noriu priminti, kad tai, ką patiria sielos dvyniai savo etapuose, yra unikalu ir tikrai nėra identiška. Patirtys, situacijos ir aplinkybės yra skirtingos. Patys dvyniai kaip asmenybės yra skirtingi, todėl išgyvenimai taip pat skiriasi. Vieni vieną etapą gali pereiti per kelis mėnesius, kitiems gali neužtekti net šio gyvenimo. Tie, kurie nevengia darbo su savimi, žinoma, kad padeda savo kur kas labiau. Prieš pradedant kalbėti apie etapus, noriu pasidalinti pastebėjimu, kad kai kurie, pasistebėkit, prieš susitikimą dažnai jautė ilgesio jausmą, arba kad šis jausmas atrodytų be jokios priežasties, karts nuo karto aplankydavo vos ne visą gyvenimą. Šis vis lydintis ilgesio jausmas, nesuprantant kam ir nesuprantant kodėl, yra gilus sielos ilgesys. Siela ilgisi savęs. Čia ne melancholija, depresija ar dar kažkas. Kam rezonuoja, ką aš čia kalbu šitame kanale, tie suprasite. Taigi pirmajame, dar visai pradinėme sielos dvynių kelionės etape abu šie asmenys patiria stiprų vienas kito atpažinimą ir pripažinimą, kuris yra dažnai lydimas intensyvių emocijų. Šitas viską persmelkiantis jausmas tarnauja kaip pažadinimas, kad abu asmenys puikiai suvoktų savo gilų dvasinį ryšį. Nors šiame etape dar nėra pakankamai gilaus suvokimo apie tai, kas iš tikrųjų yra šis ryšys. Tai yra daugiau toks iliuzijų ir lūkesčių laikotarpis, per kurį susiaktyvina dvynių dinamika. Prasideda ieškojimai informacijos, kas šis tuo metu atrodo nepaaiškinamas ryšys. Taip pat šiame etape išgyvenamas saldžios meilės laikotarpis, esu girdėjusi, kiti vadina medaus mėnesio laikotarpiu. Ir taip pat šiame etape gali pradėti busti kundalinė energija. Vėliau prasideda stiprių išbandymų ir testavimų etapas. Šiame laikotarpyje abu asmenys gali grumti su savo jausmų intensyvumu, abejodami savimi, savo ryšio ir visko, kas vyksta tikrumu. Protas gali pradėti neigti, priešintis ir atstuminėti šitą ryšį, bei slopinti savo intuiciją. Šalia šito seka krizės fazė, kuriai yra būdingas padidėjęs emocionalumas. Kyla tiek vidiniai, tiek išoriniai, tiek ir tarpusavio konfliktai, kurie iškelia trauminius praeities įvykius, baimės ir nesaugumą. Šis etapas lyg katalizatorius ateinančiam labai reikšmingam laikotarpiui, kuris yra apie stiprų asmeninį augimą, kitaip sakant, sąmonės šuolį. Šiuo etapu reikėtų kiek įmanoma labiau koncentruotis į save ir atlikti savo vidinių šešėlių pratimą. Ir esant poreikiui vis pradirbti savo pasąmonės programas. Vėliau prasideda bėgiko ir persekiotojo etapas, kuris gali tęstis labai ilgai. Tai sekantis žingsnis šioje patirtyje, šioje dvynių kelionėje. Dažniausiai vienas iš dvynių būna priblokštas ryšio intensyvumu ir todėl pradeda vengti, ignoruoti ir bėgti. Tampa sunku atlaikyti magnetizmą, ypatingai jei tas žmogus turi romantinius santykius jau iš anksčiau. Bėgikas gali jaustis nevertas šitos kosminės meilės arba gali bijoti skaudinti kitą, likti skaudintas pats ar net sugadinti kitiems žmonėms gyvenimus. Tas, kurio sąjungos troškimas yra stipresnis už baimės, tampa persekiotoju. Kai kuriais atvejais abu, kai kuriais atvejais vienas iš dvynių turi ne tik savo žemiškąją antrą pusę, bet ir kitokius įsipareigojimus, kurių dėka taip lengvai pabėgti iš esamų santykių negali. Arba jau kaip minėjau ankstesniuose įrašuose, šiuos du asmenys gali skirti ir kitokios kliūtys. Po kiek laiko šie du žmonės gali apsikeisti rolėmis. Tas, kuris bėgo, gali tapti persekiotoju, o tas, kuris persekiojo, gali pradėti bėgti. Šitas etapas dažnai yra intensyvaus ilgesio ir emocinio perversmo laikotarpis, kuris yra be galo sunkus ir be galo varginantis.
Tai po intensyvaus bėgiko ir persekiotojo etapo ateina pasidavimas. Pasidavimo etapas tai paleidimas visko, kas vargino ankstesniuose etapuose ir priėmimas savojo likimo. Tai atsidavimas likimui. Ugnies dvyniai pradeda paleisti pasipriešinimą, suprasdami, kad jų kelionė vis dėlto yra susijusi su dvasiniu augimu, o ne romantika. Kad nors ir dirbdama su savim, tam tikrų procesų nepaspartinsi ir kad viskas vyksta ne tavo žemiškosios sąmonės, bet dieviškų laikų. Ateina suvokimas, kad nei nuo savo jausmų, nei nuo šito gilaus ryšio nepabėgsi. Ir tenka pripažinti, kad nemaža dalis, kurią tikėjai pačioje pažinties pradžioje, buvo, kaip sakau, tik rožinė migla, kitaip sakant, iliuzijos. Gali ateiti suvokimas, kur ir kada būtent jūs buvot bėgikas, o kur persekiotojas. Dažnai šiame etape taip pat išgyvenama tamsioji sielos naktis ir ego mirtis. Ego gali pradėti po truputį skaldytis jau ankstesniuose etapuose, bet kai ateina pasidavimas, tai jau ego turėtų būti gerokai išskaldytas. Tai yra išties labai skausmingi procesai, kurių metu prarandama didžiulė netikro savęs dalis, bet nepaisant visko, besąlyginė meilė stiprėja, vis labiau suprantama jos tikroji prasmė ir suvokiama savo paties kaip sielos prigimtis. Po šių gilių transformacijų ir suvokimų, kad jūsų ego niekada nebuvot jūs, ateina toks džiaugsmingesnis laikotarpis, susijungimo etapas. Tai įvyksta, kai abu sielos dvyniai išmoksta kai kurias pamokas, atidirba tam tikrą karmos dalį, subalansuoja vyrišką ir moterišką energiją savyje ir jau yra pasiruošę priimti savo bendrą likimą bei pasišvenčia savo misijai. Šis etapas pasižymi ramybės, tikėjimo, pasitikėjimo jausmu ir tvirtų dvasiniu ryšiu. Susijungimas įvyksta aukštesniuose lygmenyse ir galbūt tik tada tai pasireikš ir fizikoje. Tik galbūt. Ir paskutinis sielos dvynių etapas – sąjunga. Šios dvi asmenybės geba užmegzti harmoningus santykius ir susibalansuoja savo bendrai misijai. Jie jau yra visiškai susiderinę vienas su kitu ir palaiko vienas kitą tiek individualiame, tiek dvasinėme augime. Tie, kurie turi susitikti, jie yra suvedami savo fiziniai sąjungai. Tų, kurių susitarimai prieš įsikūnijimą buvo kitokie, savo etapus, žinoma, užbaigė kitaip. Kaip jau supratot, viskas vyksta pagal dieviškąjį planą. Kaip ir su sielos dvynių etapais, taip ir su pačia jų sąjunga. Gali praeiti mėnesiai, metai, netgi dešimtmečiai, bet atėjus laikui būna, kad šios dvi asmenybės kažkaip suranda kelią vienas pas kitą visokiais netikėčiausiais būdais, taip kaip netikėtai buvo ir pačioje pradžioje susitinkant vienas kitą. Tai kai ateina laikas, jei taip turi būti, abu susitinka. Tiek susijungimo laikotarpiams, tiek savo fiziniai sąjungai.